Sveiki atvykę į Visatos gėrybės. Šiandien mes darysime, kaip padaryti, kad moneta plūduriuotų ant vandens ir paskui padaryti, kad ji nuskęstų. Štai kaip tai atrodo nuotraukose, o mes pamatysim, kaip atrodo iš tikrųjų. Tai ko mums reikės? Mums reikės sąvaržėlės, monetų, kempinės, vandens ir indų ploviklio. Pradedam gamybą. Pasiemam vandens, įmetam vieną monetą, jis skęsta, nes tai yra metalas. Išsilankstom iš sąvaržėlės tokį kaip monetų imtuvą. Ir jei nori, gali tiesiog išsitraukti ir užsidėti. Ir turi žiūrėti, kad ji būtų išlipa. Tada atsargiai bandyk įdėti, kad moneta susilygintų su paviršiumi. Matote, moneta plaukioja ant vandens. Ar galite patikėti? Tai toliau. Paimkite kempinę ir įdėkite į indų ploviklį. Taip sugersite indų ploviklį ir įdėkite čia. Tik pažiūrėkite. Nuskendo ta moneta. Kam patinka šiandienos gamyba, tai paspausk subscribe, parašyk komentarą ir aš padarysiu daugiau video. O mes susitiksim kitą dieną. Sudie.